Arba žinai, ką galim pirmiau apie Europos čempionatą pahailaitinti ir dar plus pahailaitinti varžybos, kurios Lietuvoje nusimato, paskui apie tas rimtesnės temas išsiplėsim, nu ir pasišnekėsim, kaip tokias main temas turėsim. Okay. Tai va, tai ką dabar mes turim, šiuo momentu netgi vyksta Europos čempionatas ir, jeigu neklystu, šiandien Deimantė startuoja. Jo, man atrodo. 12 valandą dienos, nu, tai vat už valandos dabar 11 beveik, kai mes rekordam, tai už valandos Deimantė startuoja ir jo, iš tikrųjų bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip visi mūsų atletai performina ant platformos, nes vis tiek ne kasdien ir ne kiekvieną čempą būna, sakykime, tie performansai kažkokie tai ryškesni mūsų atletų, tai va sakyčiau, kad Deimantės tas performances iš visos tos rinktinės, kuri važiuoja, tai manau bus labiausiai competitive, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kokioj vietoj jinai atsidurs, padarius visus savo liftus ir aišku, ir kiti bus įdomus performansai, tai lauksim jų startų, palaikom, laukiam ir žiūrėsim, kaip seksis jiem. Jo, kitam podcast jau, manau, darysim kažkokį aptarimą recapą, kaip mūsų tiem sportininkam atstovam Lietuvos sekėsi. Kas pasisekė, kas galbūt ne. Galbūt iš viso, gal susiderinsim netgi ir svečią pasikvies kažką iš Europos čempionų. You never know. You never know, ką ir norėjau sakyti. Tu žiūrėjai live streamą Europos? Aš žiūrėjau pačią pirmą dieną, kaip dalyvavo PM9 ir KEM7. Biškį užmečiau akį. Tai nežinau, šiaip kažko neįprasto, nieko nepastebėjau, viskas ganėtinai prastai. PM9 grupė buvo labai įdomu, nes tik 5 atletai vienam sraute, žinai, bet jam davė ties pertrauką netgi, kadangi tokia maža grupė. Jo. Tai va, buvo jo įdomu. Jo, ką aš pastebėjau iš tikrųjų, ką išsinešiau iš šito čempo kelių dienų, tai kad teisėjimas ganėtinai yra strikt, nežinau, ar ten taip tiesiog ant tos dienos aš pataikiu, nes įsijungiu live streamą ir žiūriu, kad labai stipriai gilį žiūri, labai stipriai ir liktai pauzės netgi bench presse. Tai tas teisėjimas yra tikrai strikt, tai aišku įrodo, kad tai yra Europos lygis, tai yra rimtos varžybos labai. Tai iš esmės tokie, vos negalima sakyti, toksai mini pasaulio čempionatas vyksta, tai labai panašaus kalibro, tik tai nėra ten tų, sakykime, iš kitų šalių atvykusių sportininkų. Tai, jo, tai rimtas kalibras, dėl equipmento, nežinau, manau, kad jau daug žmonių priprato, žinai, prie tų skirtingų sąlygų, kad vienas būna equipmentas, kitoks būna equipmentas, tai čia tiesiog, manau, reikia priprasti. Ir tiek, man asmeniškai, tai faktas, kad būtų geriau, galbūt, kad visada būtų Eleiko. Nežinau, man kiek aš esu išbandęs, tai man Eleiko equipmentas tiek štangos, tiek kombo rekas, tai yra geriausias dalykas. Tiek varžybose, tiek treniruotėse, žinai. Tai čia tiesiog toksai dalykas, prie kurio, manau, reikia tiesiog visiems prisitaikyti, visiems tos pačios sąlygos ir viskas. Ja, bet Europoje, žinai, vis tiek, tai lygis aukštas, tai yra international lygis, ir tie atletai atvažiuoja, tai prasme, ne su vienų varžybų patirtim. Ir tiesiog aukšto meistriškumo atletai, jie sugeba adaptuotis prie bet kokių sąlygų. Netgi atsimenu, kaip tu kažkada sakei apie ankelius, mes turėjom temą ir tu sakei, kad geras skvateris ir ankelius bus geras skvateris, tai realiai tiesiog geras atletas jis prie, su bet kokia netgi štanga, jis vis tiek darys daug. Jo, faktas, tik tai žinai, kas yra su štanga, dabar gerą mintį man padavai. Girdėjau tokių atsiliepimų, kad, tarkim, ta naujoji Eleiko štanga labai turi daug tos laisvės, whip daug to turi, nuo didelio svorio, linguoja tie svoriai, bet tuo pačiu metu ir maniako štanga, ta irgi ant pritupimo ir ant deadlifto jaučiasi, kad, žinai, tas svoris, jisai nėra toksai, žinai, rock solid visiškas. Tai nežinau, tai lyginant su Eleiko ir su maniako, manau, kad experience labai panašus, nes, pavyzdžiui, ta sena Eleiko štanga, tai jinai jaučiasi kitaip, jinai atrodo, kad daug labiau tokia standesnė yra, nei ta naujoji Eleiko štanga. Tai čia toks dalykas, manau, kad nepriklausomai nuo gamintojo, netgi visi kažkaip link to labiau laisvumo gamina dabar tas štangas.
nežinau, ar tu taip esi pastebėjęs, bet aš netgi pačius atsiliepimus esu atskaitęs po čempionato ir tuo pačiu metu vat, pats esu pačiupinėjęs tą vat seną lėko štangą pats esu sportavęs ir va tą naują, ir maniako, žinai, tą naują štangą ir yra skirtumai. Aš esu šiek tiek irgi pajautęs ant deadliftų tuos minimalius skirtumus, bet, žinai, pas mus lietuvius apskritai čia neturim kažkokių labai gerų sąlygų treniruotis powerliftingų, realiai didžioji dalis iš mūsų atletų, kurie atvažiuoja, nu, jie neturi geresnių sąlygų, žinai, kažkokių negu turės čia Europos čempionai. Pavyzdžiui, tas pats Airidas, iš viso, kiek mačiau, jisai su visiškai paprasta štanga sportuoja, tik tai pleitus turi savo biški padoresnius, bet irgi ten neaprūpt kažkokį naunaminiai. Jo, Tai jo, vis tiek bus, manau, jam įteigiama, žinai, tas dalykas veiks. Jo, faktas, ta prasme, kai tu, žinai, sportuoji su commercial gymo štanga, kuri yra ten nusidėvėjus, galbūt tą šiurkštumą netgi nusidėvėjus, žinai, pačios štangos, ir kai tu palieti, žinai, tą štangą naują, visiškai arba ten mažai naudota, tai visiškai kitoks pojūtis yra. Tiek ant pritūpimo tokia labiau secured pozicija jaučiasi, ant deadlifto tai net nešneku. Ja. Aišku, deadliftą priklausomai nuo to, kur tu gripini, tai čia yra daugiau niuansų. Bet jo, tai manau, kad viskas ten bus labai fainai, varžybų aplinka, kaip jis atrodo profesionaliai, tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip ir sakiau, mūsų atletų Lietuvos performances ir tada jo, recapą, manau, padarysim kažkokį po visų startų. For sure. Dabar kalbant apie Lietuvos varžybas ir galbūt aktualiausiai vat, mūsų atletam treniruojami mane, jaunėm ir jaunimui, tai kad pasikeitė data, aišku, jau tikriausiai visi žino, kad data yra pasikeitus iš kovo pabaigos į balandžio pabaigą. Kaip tu vertini šitą pokytį? Nežinau, iš tikrųjų faktas su atletais, aš su savo treniruojamais atletais, nu vis tiek mes planavom, sakykime, tai datai ruošėmės, tuos blokus, sakykime, makro ciklus planavom, kad ten pasiruošim, bet nežinau, mes iš tikrųjų didžiąją dalim nedarom kažkokių labai super didelių pokyčių, ta prasme, mūsų programoje. Tai iš tikrųjų, tas papildomas ekstra vienas blokas įstęsęs, aš tikrai nemanau, kad jis suveiks kažkam neigiamai ir tikrai esam pasiruošę planą, kaip geriausiai pasiruošti. Tai jo, faktas nėra niekada smagu, žinai, nes vis tiek, žmonės, jie planuojasi savo dalykus, būtent, sakykime, tai datai, galbūt iš viso, tai datai, kuri varžybom, kažkas kelionė, žinai, buvo susiplanavę, ar dar kažką, Jo. Tokie dalykai niekada nebūna faini, bet yra kaip yra. Nu jo, aš tai matau, žinai, iš tos pozityvios pusės pažiūriu į situaciją ir, aš visada sakau, žinai, savo atletam, žiūrėk, tu turi dar vieną ekstra mėnesį patobulėti. Dar turi vieną ekstra mėnesį uždėti daugiau kilogramų ant savo total, kažkokius tai techninius aspektus pagerinti, žinai. Tai manau, kad viskas yra tvarkoje. Čia, žinai, priklauso nuo požiūrio. Labai didelio skirtumo nebuvo tarp tų datų, žinai, tai čia mėnesis laiko į priekį, tai manau, kad labai stipriai nekeičia dalykų. O su programingu jo, faktas priklauso, koksai tai yra sportininkas. Pavyzdžiui, yra tokių sportininkų pas mane, kuriem, tarkim, jeigu mes turim varžybas, tai mes turim labai aiškiai tiksliai su jau nustatytu planu 3 blokus arba 3 mėnesius turime išsidėlioti treniruočių. Jeigu mes taip viską padarom, tai mes žinom, koks bus tas galutinis rezultatas. Bet čia yra reti atvejai iš tikrųjų. Ir dabar netgi būna tokių, bent jau pas mane darbe, pasitaiko tokių momentų, žinai, kad ir mes, tarkim, mėnesis iki varžybų arba ten 2 mėnesiai iki varžybų, bet jeigu tu naudodamasi savo patirtim, savo žiniom, tu pamatai, pastebi, pajauti, kad reikalingas yra pokytis kažkur. Tai tu jį drąsiai padarai, nes kaip ir sakau, naudodamasis visų tuo dalyku, ką tu esi sukaupęs savyje, tu gali pajausti ir pamatyti ir nujausti, kad, ta prasme, čia yra geras sprendimas ir reikia to pokyčio, būtent dėl to, kad būtų geresnis performances varžybos ir taip toliau. Tai
Tai va, tai čia priklauso labai nuo atleto iš tikrųjų, vat, kaip ir sakiau, kartais būna taip, kad labai strikt viskas, kaip žinai, mes esam nusistatę, taip mes turim eiti iki varžybų ir ignoruoti viską, kaip mes ten jaučiamės, nes mes žinom, kad šitus veiksmus atlikus, čia galutinis rezultatas yra labai geras. Tai čia labiau Jo. su tokiais advanced lifteriais, kurie daug labai daro. Jo, su patirtim, tiek su to pačio atleto patirtim, tiek žinai, su tavo ar mano kaip trenerio, ta prasme, dirbam su tuo konkrečiu atletu, ta prasme, tokie dalykai per laiką įsiriškina. Tai jo, ta informacija yra labai svarbi. Ir bet tada jo, tais atvejais, nu, nėra labai faini tie pokyčiai, bet vis tiek, kadangi sužinojom irgi apie 5 savaitės kažkur prieš varžybas, gal net plius minus 5 savaitės, tai vis tiek, tai nėra, kad 2 savaitės prieš varžybas. Jo. Būtų tada nelabai gerai, nes jau tu viską esi pasiruošęs, jau žinai, pykinį teiperį uostę, žinai, ir sužinai, kad tau reikia už mėnesį startuoti. Tai jo, tai čia būtų not optimal tikrai, bet dabar tai sakyčiau visai laiko buvo nemažai. Ir man atrodo, kad buvo 6 savaitės, jeigu aš neklystu. Nu, 5-6. Kažkas tokio. 5,5. Kažkas tokio, jo. Aišku, dar kalbant apie pačias varžybas, tai manau verta paminėti, kas žiūri iš jaunių ir jaunimo, tai čia yra varžybos, kuriuose galima kvalifikuotis į Lietuvos rinktinę klasikinės jėgos trikovės ir šiose varžybose tiesiog reikia sudalyvauti ir padaryti savo tos kvalifikacinius totals. Tai kam aktualu ir kam įdomu, galite susirasti LJTF puslapyje būtent kokie yra normatyvai jūsų svorio kategorijoje ir pagal amžiaus grupę reikia pasižiūrėti, koks normatyvas yra reikalingas. Jo, o pasiekę normatyvą galit kreiptis į Roką. Officially. Tai va, tai apie varžybas tiek. Ruošimės stipriai iš tikrųjų, mūsų komandos sudėtis gal nebus rekordinė, bet bus, manau, visai didelis būrys mūsų atletų. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, žinai, vėlgi tas vas dalykas, kur bildini treniruotėse ir jau realizuoja ir pasižiūri, kaip tau sekės per tą visą laikotarpį, kada tu treniravais. Tai įdomu, labai lauksiu to momento, labai bus faina visus pamatyti, nes dauguma atletų tiesiog treniruojasi kitose miestuose, mes nesimatom labai dažnai, tai irgi toks įdomus dalykas būna. Kiekio nebus, žinai, rekordinė, bet bus, manau, rezultatais taip. Rekordinė. Rezultatai tikrai rekordiniai bus. Good, judam toliau. Tai turim dar vieną naujieną, ne? Tai turim pakeistą didžiausių metų varžybų praktiškai, Sheffieldas galbūt didžiausias metų renginys, bet vis tiek tam, kad kvalifikuotis į Sheffieldą reikia laimėti pasaulio čempionatą, tai turim pakeistą pasaulio čempionato vietą į mūsų nuostabią šalį. Jo, čia irgi buvo vienas iš to tokių, žinai, surprise momentų. Mes, aišku, šiek tiek iš anksčiau žinojom tos dalykus, bet nieko negalėjom, viešai skelbti. Tai jo, dabar oficialiai viskas yra paskelbta ir iš federacijos pusės. Tai pasaulio Openų čempionatas vėl grįžta į Lietuvą. 24 metais buvo tas įspūdingas čempionatas, ta prasme, dar šiai dienai, kartais kažkur tai dar žmonės kalba apie tavo čempionatą, kiek ten buvo faina, kiek ten buvo gerai ir šitų sportininkų performansai buvo tokie irgi įspūdingi, įsiminantis ir pati lokacija visiems kažkaip tai įsiminė ir labai viskas patiko, tai džiaugiuosi, kad vėl pas mus grįžta. Labai aišku, reikės daug darbo padaryti iš federacijos pusės, nes mes turėsim dabar per vasarą 2 čempus, bus Europos štangos spaudimas ir bus Openų trikovė, tai laukia nemažai darbo iš tikrųjų. Bus žiauriai faina ir tikiuosi, kad tiesiog atletam, kurie treniruojasi šitą sporto šaką arba galvoja galbūt tik tai pradėti savo kelią, bus tiesiog tokia paskata nuvažiuoti, pasižiūrėti iš arti į patį aukščiausią lygį, nes viskas vietoje, ta prasme, turim visas sąlygas, netgi tą patį spaudimo tik tai čempionatą, jeigu kažkas būtent specifiškai tam ruošiasi dėl tam tikrų priežasčių, tai labai fain.
Jo, manau, kad labai geras vėl vaizdas, reginys, pats renginys irgi didžiulio masto, ta prasme, kiek sportininkų atvažiuoja, tai čia yra wow. Ir kad vėl vat sugrįžta į tą pačią vietą, viskas tai bus labai įdomu, žiūrėsim. Iš Lietuvos, manau, kad bus sportininkų, gal nebus tokio didžiulio kiekio, sakykime, tų sportininkų, nes vis tiek tai yra pasaulio čempionatas ir lygis jame yra, nu, didžiulis. Tai kaip ir sakei, puikiai proga pasikraut motyvacijos ir kelt savo competitive lygį, tą meistriškumą savo lietuviškai. Jo, federacija, manau, irgi tikrai pasimokius, jau ne pirmos varžybos organizuoja, tai aš manau, kad tiesiog ta 24 metų kartelė bus dar permušta ir suorganizuota dar geriau. For sure. Gerai, mėly, tai svarbiausias tas naujienas, datas paskelbėm, apkalbėjom jas. Ir dabar siūlau keltis į tokią vieną temą. Tai iš tikrųjų, vat, praktikoje darbe pačio treniravimo, nu, ne tai, kad dažnas dalykas, bet nutinkantis kartais. Ir norėčiau su tavim apie jį pakalbėti. Tai yra, sakykime, mes turim sportininką, kuris pas mus ateina naujai treniruotis. Ir mes pastebim, kad pirmi 3, 4, gal 6 mėnesiai kokie treniruočių, viskas labai fainai. Viskas labai fainai, kiekvieną mėnesį po truputį kažkokie improvementai atsiranda, gal po kokių 2 mėnesių jau kažkokie nauji asmeniniai rekordai, žinai, ir ta prasme žmogus jaučiasi daug geriau, jaučiasi stipresnis, techniškesnis ir taip toliau. Ir noriu tavęs paklausti, ar dažnai atsitinka pas tave taip, kad, tarkim, po kokių 4, 5, 6 mėnesių atrodo, kad kažkas tai pradeda stoti, nors iš esmės treniruočių tas režimas yra geras, mityba gera, recoveris geras, jokių pokyčių kažkokių staigių nėra. Bet ta sistema, kurią tarkim, jūs turėjot ir kurią tobulinant nuolatos, jinai atrodo, kad pradeda neduoti tų rezultatų, žinai, kuriuos vadavė pradžią. Mhm. Tai kaip šitoj situacijoj, sakykime, tu tvarkaisi ir kokios galimos priežastys to dalyko, žinai, būna. Ką esi pastebėjęs? Jo, iš tikrųjų tas dalykas būna, bet ne visada. Ne visada būna ir išimčių, turim jau pusantrų metų maždaug trūkstantį progresą ir realiai vientisą, ta prasme, be jokių kažkokių didelių nesklandumų. Tai jo, bet šiaip dažniausiai tie dalykai jo būna, kada tu pradedi dirbti su treneriu, atėjęs naujas atletas, nu tai automatiškai tu paspartini savo technikos lavinimą visų pirma ir tiesiog pasiemi progresą, pasiemi kilogramus vien iš savo technikos visų pirma. Visų antra, tai yra treniravimuose tiesiog planas, kada tu dirbi su treneriu ir jisai tau būtent specifiškai pagal tave parenka planą, pagal tavo tą patį visų pirma lygį, tą pačią techniką, sudėjimą, outside the gym dalykus ir taip toliau. Tai įvyksta tiesiog ta nervinės sistemos adaptacija, ne, galim pasakyti taip. Tai vat faktas, kad ir būtent iš tų treniruočių, tai pati raumenų hipertrofija dažnu atveju lavinasi greičiau ir tiesiog pagerėjus ta work capacity, ta darbo tolerancija. Tai vat tie dalykai, tiem būtent naujiem atletam, jie labai gerai suveikia tokiu anaboliniu efektu. Anabolic efektas, jo. Jo, iš tikrųjų, žinai, kaip aš pastebiu, galima irgi tokias vos ne kategorijas brėžti, žinai, ir kaip būna dažniausiai, tai kaip ir labai gerą pastebėjimą iš tikrųjų tu pasakei, dėl to, kad ateina, tarkim, naujas žmogus ir priklausomai, aišku, nuo jo patirties lygio. Jeigu jis turi patirties ganėtinai mažai arba vidutiniškai, arba, tarkim, patirties pasidaug, bet jis treniravosi, sakykime, pagal kitokius visiškai standartus ir mes automatiškai duodam jiem daug tokių smulkių dalykų, technika, programingas, recovery, kaip pagerinti, žinai. Ir iš tų visų komponentų
Gal net nėra, sakykime, 100% iš to, kad ten stimulo daugiau gauna, volumo daugiau gauna, tie gains ateina, bet ne. Tiesiog iš tų tokių smulkių dalykų, va, techniką pagerinau, recovery pagerinau, programingą, kaip mes išdėliojom savaitės bėgyje tas treniruotės. Va, ir iš tų tokių mažų detalių tiesiog išeina tas va, toks progresas. Ane, tai va, šitas dalykas pastebimas ganėtinai dažnai. Kita vertus, kaip dar esu pastebėjęs, būna taip, kad kaip tik kokie 2-3 mėnesiai būna tokia vos ne adaptacija, kad, žinai, atrodo susikalibruoja atletas ir sportininkas, susirink informacijos. Jeigu kažkokios tai yra, sakykime, ne tai kad probleminės vietos, bet daugiau challenge'o kažkokio yra ties, pavyzdžiui, ties technika arba ties sudėjimu kažkas tai, žinai, yra, sakykime, kad reikia daugiau galvą pasukti, kaip čia tą techniką išlavinti tam žmogui. Tai dažniausiai būna taip, kaip tik pradžiai toks delay, ane, susirinkti informaciją, taikai tuos skirtingus metodus, juos žiūri, testuoji ir tada po kokių 3 mėnesių, bam, žiūri, didelis žingsnis į priekį. Ten kažkoks naujas PR'as ir ganėtinai didelis, su daug švaresnė technika na, ir taip toliau. Tai įvairiai būna iš tikrųjų. Kodėl, sakykime, ta kartais stagnacija vat, įvyksta po to periodo, tų vat, kokių, nežinau, ten 5 mėnesių, kai viskas buvo labai gerai, labai faina, tuo pirmoju atveju, ne? Bet paskui po kokių 5 mėnesių žiūri, kad jau pradeda lėtėti kažkas. Tai kaip aš esu dar, žinai, kokių pastebėjimų savo pasidaręs, tai būna, sakykime, kelių tipų šitas dalykas. Pirmasis tipas, kas būna, sakykime, tiem lifteriam, kurie galbūt yra jaunesni šiek tiek, tai yra tas motyvacijos, tas užsidegimo kaita. Pirmi mėnesiai aš tapsiu pasaulio čempionas, aš nesustabdomas. Eina jau koks 4 mėnuo, jo, visai neblogai man seka, bet gal norėčiau biškį geriau, žinai, biškį daugiau, bet pasižiūri, kad tu kiekvieną bloką ten kokius 5 kg pridėjai prie savo kiekvieno lifto kaip pavyzdys. Tai čia yra labai gerai. Kosmosas. Tai vat būna toksai dalykas, žinai, su jaunesniais lifteriais, kad, ta prasme, tas motyvacijos kiekis, jisai tiesiog mažėja. Ir tai nėra netgi treniruočių, sakykime, to proceso kažkokia tai problema, tai nėra volumo problema, tai nėra intensyvumo, bet tai yra tiesiog psichologinis toksai faktorius, kad žmogus ant tiek nėra motyvuotas, koks jisai buvo pradžiai. Tai čia mano vienas iš tokių didesnių, sakyčiau, pastebėjimų, kuris atrodo paprastas, kuris nėra kažkoks tai atrodo rocket science, ne, bet kad šitą dalyką išsiaiškinti, tai prireikia nemažai laiko iš tikrųjų. Nes, Jo, jo, galiu sakyk. biškai. Jo, nes čia užsivedžiau jau. Bet kartais, žinai, būna su tais dalykais, su tuo būtent mindsetu kaip tik atvirkščiai, ta prasme, ir tas sportininkas kaip tik jisai auga, jis kitaip dėliojasi savo tikslus, jis kitokias pastangas įdeda tiek tuose pačiuose treniruotėse, tiek outside gym. Ir kaip tik va tada po tų 4 kokių mėnesių, jo, kaip tik tas didesnis, žinai, augimas, būtent dėl tų mindseto pokyčių, apie kuriuos mes irgi šnekėm praeituose podcastuose, tai tikrai noriu per daug irgi įsiplės, bet Jo. pastebėjimą tokį turiu su atletais dirbant. Jo, tai įvairiai, kaip ir sakiau, vat, būna pirmas tas toksai, galima sakyti, pirmasis tipas tos tokios normalios adaptacijos, kaip turėtų iš tikrųjų viskas vykti, kad pirmiausia tokia vyksta kalibracija, viskas susikalibruoja, susirinkama yra informacija, pritaikomas tas iš tikrųjų tinkantis treniravimuisi metodas, ten volumo dozė, intensyvumo, dažnumas ir taip toliau. Nu ir paskui, kaip ir sakytas, tai tiesiog toksai sniego gniūžtės vos ne šitas efektas gaunasi ir kuo toliau, tuo geriau viskas einasi. Tai jo, čia yra siekimybė, čia taip ir turėtų iš tikrųjų būti. Bet vat kartais, kai žmogus nėra iki galo gal susipažinęs su tuo, ko jis iš tikrųjų nori, ko jis iš tikrųjų siekia, tai vat kartais ir būna, kad išgaruoja to motyvacija, nes jo siekis yra galbūt kažkoks tai orientuotas labiau į išorę, išorinė labiau motyvacija, tai nėra vidinė motyvacija, tai nėra toks vidinis dalykas, vidinis noras, kad aš noriu, man patinka, man faina, žinai, aš varysiu. Ta prasme, vat, čia vat būna kartais tas kabliukas. Jo, iš tikrųjų,
Ir jeigu kalbant, sakykime, jau paskui apie tą labiau truputį advanced lygį ir tą vėl progreso, žinai, stagnaciją, tai visų pirma faktas tas progresas, nu jisai niekada nebus linijinis, nes nu vis tiek turim ir kažkokių ir mikrotraumų, ir ta pati vis tiek, sakykime, jeigu tu pasiemi iš tos technikos, ne, tam tikrus kilogramus, nu, tai paskui, kada jau iš technikos nepasiemi kilogramų, tada faktas, kad dažnai progresas palėtėja. Tada sunkus Bet, darbas įsijungia labai. ja, tai vat irgi dažnai nedirbant su treneriu, nežino atletas, kada jam reikia deloado, kada jam reikia galbūt kaip tik sunkiau pušint. Tai, sakykime, tu pusę metų dirbai sunkiai, be deloado, nes tau viskas gerai sekėsi, man nereikia, aš gerai jaučiuosi. Ir paskui toks kaip į sieną, net ir regresas atsiranda, nes tiesiog jau perdegimas, nes labai ilgą laikotarpį, žinai, labai sunkiai pušinai ir nedarai savo atsigauti, nes nežinai, kiek tau reikia. Jo, šitas dalykas išryškėja, pavyzdžiui, su deloadais. Žinai, kaip pastaruoju metu aš darau. Deloadus, iš esmės, aš netgi jų neprograminu specialiai, nebent mes esame atsekę kažkokį patterną, kad po kažkiek laiko pušinimo, tam tikrų intensyvumų, nu, mums reikia atsitraukti, būtinai. Tai nebent taip, bet va, dažniausiai, kaip dabar darau, tai tiesiog pagal poreikį, jeigu jaučiam poreikį ir iš tikrųjų atletas jaučiasi, sakykime, ilgiau nei vieną dieną ar ilgiau nei vieną savaitę beated, pavargęs, nuvargęs, fatigued, kiti indikatoriai irgi tai rodo. Tada jo, tai visai geras dalykas, pravardus šiek tiek atsitraukti, savaitę laiko atsitraukė, kad paskui galėtum įsibėgėti toliau. Tai su tais deloadais tai irgi, žinai, toks dalykas, kur turi turėti tą, žinai, gebėjimą pastebėti dalykus. Jo, aš irgi šiaip pritariu dažniausiai irgi vat, būtent iš tų feedbackų renkėsi informaciją arba dar eina užtenka feedbackų, kažkokį specifiškai klausimėną būtent tą temą atsiunti, ar įsitikint, ar mums tikrai šiuo metu reikia to deloado, ar mums tiesiog toliau varyti. Bet turėjau tokį atletą, kuris buvo labiau biški linkęs traumuotis, toks biški, nu kaip pasakyti, linkęs traumuotis. Tiesiog kūnas toks atrodo. Jautresnis. Pats į savęs toks trapesnis. Šiaip aš pats esu toks irgi biški, kaip jau galėjai pats manau pastebėti, mane treniruodamas, tai sunkiau man biški tą ilgesnį laikotarpį, bet tokių atsitraukimų pušint, tai tiesiog mes, kad ir viskas perfekt eina, 3 blokai yra limitas, kada aš noriu jį atitraukti, nes kitaip ant 4 bloko dažniausiai tai būdavo, kad tiesiog jau prasideda kažkokie skausmai, kažkokie jungiamieji audiniai, dar kažkas jau pradeda lyst, tie visi diskomfortai, kurie vėl trukdo tada tam tolimesniam progresui, trukdo tą patį, žinai, volumą rinktis. Tai, jo. Jo, nice. Manau, kad toksai manstas ir turėtų būti, žinai. Aišku, priklauso nuo tavo sistemos. Mes vis tiek, visi treneriai iš esmės turi skirtingas sistemas. Mūsų sistemos faktas, kad jos yra panašios, dėl to, kad mes dirbam kartu, esam kolegos, tai čia, nu, yra faktas. Bet kiekvienas treneris, manau, turi savo tą tokį skirtingą mindsetą, skirtingą suvokimą. Ir tai yra skillas. Skillas, kurio tu negali kažkaip tai, žinai, paimti ir tiesiog pasiimti, arba nusipirkti, arba dar ar perskaityti kažkur. Tu, sakykime, eidamas į tą advanced lygį, tai turi tiesiog vadovautis, aišku, žiniomis savo, mokslinėmis studijomis. Nu, faktas, turi grįsti savo sistemą kažkuo, kas yra įrodyta, tai čia, nu, faktas, bet plus dar pridėjus tą savo patirtį ir vat gebėjimo pastebėti dalykus, tai čia ir yra visi gains. Ir kartais manęs paklausia, o iš kur tu žinai, kad mums čia reikia singlą daryti? Jeigu mes darėm 2 savaitės darėm triple, 3 pakartojimus, dabar mes darom singlą, o paskui vėl darysim triple. Kaip tu pastebėjai, kad reikia taip, žinai, daryti? Nu, pastebėjau, nes renku informaciją ir analizuodamas būtent feedbackus, kaip jaučiasi žmogus,
kaip atrodo žmogus netgi, kaip jis juda, kokia jo nuotaika ir taip toliau, ir išplaukia va tokie va tiesiog sprendimai. Tai kartais netgi ir taip būna. Jo, iš tikrųjų, kiekvienam, žinai, individualiai ir, nu, su kiekvienu atletu pastebi tiesiog tam tikrus trendus jo tam pačiam programinge, kur ir tu sakai, vieniem vat reikia pas tave vat to tokio, kada pradžioj podcast'o šnekėjom, būtent pasiruošimo varžybom metu, vat būtent tuos 3 mėnesius specifiškai, žinai, kiek jam reikia, ko jam reikia, ne, tai vat, jo, vieniem šiaip aš nesu daug kuo susidūręs, kad tokias agresyves, sakykime, tas periodizacijas daryčiau kažkokias, būtent va čia yra grinai volume blokas, čia yra, žinai, jėgos blokas, o čia yra peaking, žinai, blokas. Tai aš kažkaip nesu to dalyko labai stipriai šalininkas, e, tai nežinau, bet tie dalykai vis tiek yra, kam veikia, tai jo. For sure, jo. Emilija, dar vienas įdomus dalykas, manau, mūsų žiūrovam irgi bus įdomus. Sakykime, kaip tu savo praktikoje atskiri būtent, ko atletui reikia. Sakykime, yra pas mus konkreti problema, kad, tarkim, ateiname pritūpimų treniruotę ir nesijaučia gerai. Sako, tavo atletas nesijaučia gerai. Blogai jaučiasi. Tai kaip mes atskiriam, ta prasme, ar mums reikia daugiau volumo, ar mums reikia intensyvumo daugiau, ar mums kažkokių kitokių dalykų galbūt reikia, žinai, daugiau pridėti į savo programą, kad tas atletas ateitų geriau pasiruošęs į treniruotę. Iš tikrųjų, jo, tai viskas priklauso, kas blogai jaučiasi, žinai, ar tau blogai, žinai, jaučiasi pati technika, tu jautiesi kažkoks netechniškas, ar, sakykime, tau ta pati, žinai, sakykime, štanga sunkiai jaučiasi, bet vėlgi, nu, aš kaip treneris irgi, žinai, iš šono matau ir vis tiek pažįstu tą atletą, koks pas jį, žinai, ir greitis, sakykime, judėjimo yra optimal, koks nėra optimal. Jo, tai, sakykime, jeigu atletui būtent tiesiog jis jaučiasi toks, kaip ir sakiau, netechniškas ir ta pati sunki štanga, tai jo, didžioji dalis gali būti ir tas pats, žinai, kad volumo jam trūksta ir jinai to padaryto darbo. Tada pasižiūri irgi į tą, ką mes darėm prieš tai, kada gerai jaučiasi, ką mes pakeitėm, kodėl mes pakeitėm. Aš tavęs irgi paklausiu. Ir ieškam kažkokių sprendimų, nes gali trūkti volumo, bet gali trūkti ir intensyvumo, gali trūkti tiesiog jau įvykę adaptacijos ir tiesiog reikia daugiau frequency, daugiau dažnumo atletui. Tai visokių skirtingų atvejų būna. Jo, aš ir tikėjau iš tokio, žinai, atsakymo, kad vat, kažkokio vieno algoritmo nėra, kad, ta prasme, žinai, kaip anksčiau manydavo, kad jaučiasi blogai, neprogresuoji, tiesiog daugiau volumo. Neina benčas, tiesiog daugiau volumo, tiesiog daugiau benching. Žinai, daryk 10 setų benčio. Oi, pramušiu, progresuosi, labai bus gerai. Tai nėra atsakymas toksai, tai yra tiesiog kažkoks tai, nežinau, nugirstas dalykas, kad va taip reikia daryti. Nors iš esmės, tai tu, sakykime, turi kažkokį taikinį ir tu sakydamas, kad reikia tiesiog daugiau volumo, tu tiesiog užsimerki ir į tą taikinį bandai ten kažkokį tai, nežinau, dalyką nukreipti. Tai neveikia. Jo, žinai, jeigu blogai sako atletas, kad jaučiasi, bet sako, tuo pačiu metu aš jaučiuosi irgi, tu prasme, nepoilsėjęs, jaučiuosi pastoju fatigue ir mes tada kraunam dar daugiau volumo, nu, come on. Jo. Kaip tik galbūt tada, žinai, tą pabandyti didesnį frequency, galbūt kaip tik tą volumą įskaidyti per daugiau dienų. Faktas, ta prasme, ant tiek daug yra tų faktorių ir kaip kartais, žinai, tokie atrodo klausimai, kaip jautėsi štanga, žinai, ar sunkiai, ar tau čia lengvai jautėsi. Atrodo, toks paprastas, žinai, klausimas, kur gali atsakyti vienu žodžiu, tarkim, sunkiai, arba nesunkiai, lengvai. Bet tau tiek daug informacijos duoda, ne? Tai prasme, tu gali jau tokį piešinį savo galvoj susidaryti, kad, ta prasme, okei.
jam sunkiai jautėsi, bet jis buvo galbūt visiškai ten fresh, žinai, ten pritupimo vat kojas visiškai fresh buvo ir taip toliau, arba kaip tik visiškai fatigued atėjo, dar jam ten skaudėjo, žinai, ten raumenis 6 iš 10 skausmo, aš tai buvau fatigued. Tai jo, tai tiesiog reikia labiau kreipti dėmesį į tai, kaip visa ta sistema atrodo, kaip tas žmogus visas jaučiasi. Ir tokio kažkokio atsakymo greitai paduoti neįmanoma. Ir jei kažkas, tarkim, vat, salėse irgi ten, pavyzdžiui, trenerį kalbina ir jis gali va taip iš karto momentiškai tą atsakymą paduot, neįsigilinęs ir tavęs nepažinodamas, tai greičiausiai tai yra tiesiog nuomonė, jeigu taip švelniai pasakius, nes va taip greitai tą atsakymą paduoti kartais gali treneris, kuris dirbo ilgą laiką su atletu, bet kartais netgi ir tam treneriui reikia pasukti galvą. Ten atrodo visą vakarą kartais galvoji, kaip šitą problemą išspręsti, kaip padaryti, kad būtų geriau. O su atletu tu dirbi, nežinau, ten metus laiko, tarkim, ar ten 3 mėnesius, bet kartais taip būna. Tai va, tai jeigu jum kažkas irgi chebra duoda tokius patarimus, tiesiog, ai, čia tavo alkūnės reikia čia priglaus prie šono, arba ten kaip tik iš šonus, ar ten dar kažką padaryti. Tai dažniausiai tai tiesiog tokia nuomonė, galima sakyti, Smegenų plovimą. galbūt. Jo, nu, vėl grįžtant prie to dar truputį volumo, nu, tai irgi to volumo, sakykime, gali trūkt, sakykime, vienam lifte, nu, taip retais atvejais būna, kad, sakykime, sportininkas gali generuoti, jis yra gerai, labai volum responderis, ne, būtent ir skvate, ir benčia, ir deadlifte. Nu, aš su tokiais frykais dar nesu susidūręs, kad ant visų 3 liftų, ta prasme, jam reikėtų labai daug volumo, labai daug, žinai, to bendro darbo. Jo. Tai jo, būna, kas sakykime, ant benčio. Dažnu atveju tiesiog sudėjimas visai pasufleruoja ir technika sportininko, bet irgi ne visais atvejais būna išimčių. Jo, for sure. Ta prasme, tau žinai, kaip jeigu į tavo sudėjimą pasižiūrėjus ir į tavo sumo deadlifto programingą, aš tau priskirčiau tikriausiai į setus po 7-8 pakartojimus. Ką esu padaręs labai, na kaip čia pasakyti, nėra labai panašus sudėjimo, bet panašaus sudėjimo kaip tu žmogus. Jisai turi savo, sakykime, antrinį dienoj setus po 7 pakartojimus sumo deadlifto. Tai va, o sakykime, jūs abudu sudėjus, nėra labai kažkokių tai didelių skirtumų, jo tau aukštesnis, tau, sakykime, torso biški ilgesnis, galbūt šlaunikulis biški ilgesnis, bet, tarkim, rankų ilgis ir startinės pozicijos, jos atrodo visai panašios. Žinai, o tavo programingas yra visiškai kitoks, tu nedarai high rep. Čia paspoilinau tavo programą, sorry. Lembu, neišduok. Jo. Tai jo, nepridėsi, netimsi čia. Jo, tas repsų, sakykime, range'as, su kokiais repsais dirbo atletas, jo, priklauso iš esmės netgi nuo to, ką jis anksčiau darė. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia tai atletinė karjera anksčiau ir priklausomai nuo kokios, sakykime, raumenų skaidulos netgi dominuoja. Nu, tarkim, pasižiūrėjus, ten neanalizuojant kažkaip giliai nelendant, bet tiesiog pasižiūrėjus į tai, kaip jisai juda, galima vis tiek maždaug priskirti prie kažkokios kategorijos tą žmogų. Ir būtent pagal tai irgi išplaukia kažkokios tai išvados, kokie galimai jam tiktų treniravimuose tie metodai, stiliai. Ir pritaikai ir žiūri, kad tiesa, tai pasitvirtina, žinai. Tai vat irgi labai, labai svarbu, ką tas atletas darė anksčiau. Jeigu jis turi kažkokį atletinį backgroundą, tai yra labai svarbi informacija. Ir tiek tu, Emili, tikriausiai irgi klausė, ne, tiek aš, ką tu darėjai prieš salę, ką tu darėjai prieš powerliftinimą, ką tu darėjai prieš, nežinau, ten, gal bodybuildinimą pradžiai pradėjai, ką tu darėjai dar prieš tai, nes tai yra labai svarbu. Jo, iš tikrųjų, dar tie patys dalykai netgi žaidžia ir tiesiog žmogaus svorio kategorija, ne, jo tiesiog dydis, nes,
sakykime, jeigu sportininkas ten yra iki šiam 6, jis yra žiauriai aukštam, sakykime, lygiai, ten skvatina 2-2 plius, žinai, nu, labai retais atvejais, kada, žinai, jam tiks aukštas intensyvumo darbas, o jis dažnu atveju gerai generuos volumą. Ir tada vice versa, žinai, su sunkiasvoriu sportininku. Dažnu atveju, bet irgi nesakau, kad visada. Jo, faktas. Pavyzdžiui, dar ir su intensyvumu ir moterų treniravimu, ne? Ką irgi esu pastebėjęs, ta prasme, turiu vat dabar pavyzdžių ir sakykime, kaip įdomu, kokia skirtinga reakcija yra vat, skirtingų asmenų, ne, vat iš moterų tarpo. Tai nu, on average, kaip sakykime, kokia yra nuomonė suformuota pagal tus pačius mokslinius tyrimus ir pagal praktikas, o ne kitų trenerių, tai kad tiesiog moterys lengviau perneša intensyvumą, jom galima treniruotis intensyviau nei, pavyzdžiui, tiem patiem vyram, o ne, ir taip toliau. Tai šitas dalykas jo galioja dažniausiai, bet tarkim, jeigu mes, tarkim, paimsim kas 2 savaitės ir padarysim, nu, sakykim, squat ant kokių 8-9 RPI, tai po tų 2 savaičių reikės recoverintis dar, žinai, kokias 2 savaitės geras. Tai ant kiek tai nėra universalu ir ant kiek reikia žiūrėti, žinai, pagal tai, kaip žmogus individualiai reaguoja. Tai, sakykime, ten vos nereikia programinti taip, kaip, sakyčiau, kokiam 93 arba 105 kg atletui, vyrui, žinai, kuris kelia nemažus svorius. Tai tai čia irgi labai individualus dalykas. Jo, faktas. Tai ką, dar kažką turi pridėti šitą temą, nes manau, kad visai nemažai įsiplėtėm. Jo, aš manau, kad kaip ir užtenka. Tai lauksim dabar komentaruose nuomonės, jūsų gal pamąstymų kažkokių. Gal yra žmonių, kurie irgi treniruoja arba nori būti trikovės treneriai ir irgi turi savų kažkokių pastebėjimų, tai drąsiai galite parašyti apačioje, padiskutuosim arba kito podcast'o metu apie kažkokias temas galėsim pašnekėti plačiau. Gerai, viskas, Emili, fainai labai buvo. Čia buvo kelintas mūsų epizodas, nepamenu, 7 ar 6. Nu, apie 6 aš gal galvoju. Ok, liuks, tai mes planuojam dar padaryti, aišku, ne vieną epizodą, mažiausiai vieną, bet tikriausiai ten 2 išeis kokiu, dar prieš jaunių ir jaunimo čempionatą Lietuvos. Tai manau, kad pahighlightinsim kokį maždaug plius minus betlą nusimato, kokios kovos ir ką galima pas tenai išvysti, pamatyti. Ir jo, ir apie kitus įdomius programingo dalykus irgi planuojam įdėti po kokią 1 arba 2 temas, kad tiesiog tie, kurie, kaip ir sakiau, sportuoja galbūt individualiai patys, kad kažką galėtų išsinešti iš mūsų podcast'o ir galbūt tie, kurie treneriai nori treniruoti ir irgi šitą, sakykime, dalyką nori integruotis, tai irgi tokios įdomios informacijos, manau, gali išgirsti čia. Good. Ačiū jums, žiūrovai. Bye bye.